Taigi sveiki visi, su mumis aš jau Dominikas, sveikinusi naujame video ir šiandien, manau, darysiu miško video. Jau trečią dalį, tai baigiu užsidėti kojinę antrą ir lėksim tą į mišką. Bet dar pirmą užsidėkite striukę, nes pareina žiema ir dabar šalta darosi. Dėl jo, dėkite striukę visai vaikai ir jo. Tai kad nebūtų šalta, nes paskui tėvai pyks ir sirgsit, nesit į mokyklą, gausit blogus pažymius, gausit N ir bus blogai, nu tai palaimė. Aš variau dėti striukę ir varyti lauką, tai susitiksim tada, kada užsidėsiu striukę. Ok, tai striukę užsidėsiu. Va mano katinas. Tačiau. Vienodai, nieko neatsako. Kai visada 2 metai. Taip ir gyvenu su katinu, nieko neatsako. Tai ėda ir ėda. Ok, varom į lauką. Duris atsidarėm. Ir mes jau lauke. Tik palaukit, tai eisiu iki miško. Priėjau arčiau prie miško, nu tai va miškas. Šalia manęs, čia, bet yra viena bėda. Žolė šlapia, o aš su mokšės batais, mokykliniais. Tai nežinia, ką daryti. Kodėl taip šlapia? Nu šiaip, man tai nėra šlapia, nes aš nieko beveik nejaučiu. Bet čia šiaip žiūriu aukšta žolė. Kokia 10, 2, 4, 2 cm. Kaip parašykit į komentarus arba kažkur, ar jums patinka žiema ir ar jos laukat. Ar geriau vasarą. Tai jo. Nes šiaip dabar artėja žiema. Kas nežinojo? O jums pasisnigo mieste? Nes pas mane šiaurės snigo. Va jau prie miško. Davė. Tuoj. Įėjusi. Čia. Šlapia pasidaro kojinėms. Bėga. Tikiuosi lokys neužpuls manęs. Va, miškas. Ir pagaliau įėjom. O, grybai. Medis. Nežinau, kodėl parašė medį, bet aš žinau, kad mano miške yra šlaitas. Nu, didelė duobė. Pabandysiu iki jos. Va čia, reikia. Tai pabandysiu. Kuo arčiau nusileisti. Va. Nenoriu nuslysti. Nežinau, matyt. Bet aš tikiuosi jums netrukdo pašaliniai garsai. Šitie traškėjimai šakų. Aš žinai, bet tai nusileis žemė. Oi! Vos nenukritau. Čia grinai atrodo, kad tai mane kažkas išpuls. Man čia nejauku. Kodėl aš visą laiką darau vienas tokius video? Gerai, kad dar šviesa. Tai... Bet kur saulė? Galėtų saulė būti. Ja, bet jeigu daryčiau tokius video naktį, tikrai būtų skėrė, nes nežinia, kas čia gali būti čia. Tai atvarys koks vilkas mane užpuls, arba koks strandamas žmogus. Čia yra blogai. Bet jeigu matot šitą video YouTube'e, tai žinokit, kad aš sveikas. Jeigu nematot šitą video, tai nežinosit, kad aš buvau
suvalgytas kažko. Tas striukė tiek daug garsų skleidžia, aš bijau, kad vos į šaką pataikau iškart. O, grybas! Grybų. Aš nenoriu liesti jo. Aš nežinau, ar jisai valgomas. Va, koks grybukas. Ką dar čia jums? Aš šiaip šitą mišką blogai pažįstu, tai biškai. Nežinau, aš tik žinau, kad šiandien yra visai. Nu, ta duobė didelė. Bet šiaip nieko nežinau. Ir aš dabar biškai esu nusileidęs. Čia pakilimas yra. Einam gilinį į tą, į mišką. Čia dobilų yra. Jeigu surendu 4 dobilus, šitas video gauna 100 peržiūrų. Šiaip norėčiau, kad surašiau dobilą. 100 peržiūrų man tiktų. Jo, parašykite, kokio video norėtumėt. Ir sorry, kad vėluoju dėl kitų video, kad ilgai nebūnu. Nes kitus reikia labai daug montuoti ir aš tiesiog tingiu montuoti. Todėl jam. Ja. Okei, aš jau šiandien biškį jau nebepažįstu miško. Eglutės. Čia man jau biškį baisu. Kai aš jau įėjau šitą mišką, man jau baisu. O, šotganas! Ačiū, šoka. Atrodo, kaip čia... O! Akmuo. Patyliai. Čia traukinys. Na, šiaip šalia čia man... Ten kažkur yra traukinys. Va, toj kažkur pusėje. Nes garsas sklinda iš tos pusės. Pala, pasibūs. Arba šis tiesiog miško ošimas. Medžių ošimas. Barės, jeigu randu kokį 50 eurų. Akmuo. Šlakas. Arba apsisiopas. Ir bandysiu lipti. Atrama, medis. Kiek daug grybų apačioj. Ne, čia nais. Paskui parodysiu. Va, grybai. Dabar tiesiog labai slidu. Vos nenuslydau. Dėl vieną koją čia padėsiu kaip atramą. Ir turėtų būti gerai. Ok, man biškį baisu stovėt, nes bijau, kad kristų. Šitas medis, šita šaka buvo labai silpna. Ir vos nenukritau. O, nusileidau. O, padaryčiau pasitraukimų. Be šansų. Man įdomu, ar jis laikytų. Nufilmuoti? Ne, filmuoti iš viršaus. Ne. Aš niekur nėra, kur čia padėti kameras, nes čia visur šlapia. Todėl aš tokius video mėgstu filmuoti rudenį, kur šlapia. Ir aš vaikštau per šlapumą. Aš įpinu deep and deep. Giliau ir giliau. Man reikia svarbiausia... O, dar duobių. Reikia paieškoti. Man svarbiausia, tai reikia nepasiklyst. Man kiekvienas šakelės įdėjimas nuo vėjo atrodo, kad kažkas jas palėtė. Arba mano užliepimas ant medžių ir sutraškinimas yra žiauriai skeri. Ar aš radau... Ai, jau pagalvau, 4 lapį dobilą radau. Jeigu 4 lapį dobilą rašiau, parodyčiau. Čia metalas. Gerai, kad metalas. Aš einu, jau nebežinau kiek ilgai. Aš manau, man reikėtų po truputį klysti atgal. Aš nesuprantu.
Kodėl aš filmuoju tokias video? Kur? Yra man visiškai nesaugus, nes aš esu vidury miško. Ir aš nieko nebežinau. Na, aš iš ten atėjau. Tikriausiai. Nu jo, tenais juk tas šlaitas tikriausiai. Aš jau visiškai. Čia per daug. Bent jau čia tokia biška atviresnė vieta. Nes tam, pažiūrėt, čia visiškai miškas. Nieko čia neberasi. O kas aš labiausiai bijau, tai dėl savo spintelės raktelio, nes iškris ir kukt aš. Na tai jo. Bet šiaip turiu antrą raktelį. Nes aš raktelį nešiojuosi tenais prisikabinęs raktelę. Ir aš... Taip įsigąstina kiekvieną tarškėjimą. Aš tiesiog išsirežiau šaką ir taip įsigandau. Nu, kiekvienas tai medžio šeimas keistina prie visų gyvenimų. Čia lėktuvas. Tikriausiai. We're going deep and deep. Kaip anglai pasakyti. Užkliuvau šako. Ar čia dobilas širdelės formų? Juokauji. Širdelės formos. Bye bye. Užskaitom kaip PM peržiūrą. Širdelę užskaitom kaip PM peržiūrą. Tai čia lucky diena. Aš nežinau, kokį man video daryti. Jo. Kiekvienas man kelmas atrodo kaip kažkieno galva ir aš taip įsigąstu. Kažkoks siluetas. Ir aš šimtais, kad taip pala. Iš kur aš atėjau? Aš jau biškį pasimetu, kur atėjau. I'm going deep and deep. Kelintą kartą sakau. Trečią. Ok, aš kažkodėl pasakau šoną. Tai buvo tikriausiai labai blogo mąstymo judesys. Nes aš galiu bet kada taip pasiklysti ir nebežinot, kada pasukti. Kurią pusę suk man reikės? Žodžiu, kažkaip šiaip. Jai. Ką čia veikia šiukšlių maišai? Kaip? Mes vidury niekur. Ir aš vidury niekur. Jis namuose tikriausiai. Tai su telefonu sėdit. Aš. Čia tiek daug šakų. Nieko. Bandom eiti atgal. Nes aš jau priėjau tokį kaip ir kraštą. Čia jau mažesnis miškas. Tai galvoju, jau po truputį reikėtų eiti palei mišką. Gal kažkur atrisiu. Aija. Šiaip jau biškį kojas pradėti, nes jau kai kur medžiai įstikė į koją. Oi. Ai, nu, aš čia atėjau? Ne, pola. Čia aš einu, jo, tikriausiai. Čia biškai reikia pralįsti pro medį. Ir čia buvo Zero IQ mubas. Nes dabar aš esu aptvertas visur medžiais. Beveik 15 minučių filmuoju. Man reikia surasti išėjimą ir outrą daryti. Pasiklausykit. Ir taip girdi, repeat. Ir tada
Tai atrodo, jau įsimeni šitą garsą ir tada sustoji, išgirsi stovėdamas tokį garsą ir tu auto atėjai. Ir tu bėgi iš čia, net nežiūrėdamas, kas tai buvo. Čia grinai. Trys dalykai, ko aš labiausiai... 2 dalykai. Tai yra, jeigu aš miškai išgirčiau dainavimą, niūniavimą, aš dingstu iš miško. Ir jeigu aš išgirstu kūdikio verkimą. Tai yra baisiausias dalykas. Aš net neinu žiūrėti, ar tam vaikui viskas gerai. Aš bėgu šiaip ir jūs nepamatysit mane šitą mišką. Kodėl čia ne ta? Kas čia? Čia akmenės. Čia padanga. Ar ne? Kas čia yra? Tikiuosi šiandien nieko nepasigausiu. Šitas video man reikės bus 20 minučių. Au. Na čia taip filmuoja beveik 30. Eik tu, vos ką tik neskritau. Aš man reikės visi žmonės dabar laukia, kol aš nukrysiu. Kodėl? Aš varau. Džiangu. O. Ką? Kas čia per garsai? O. Šitas man taip trūkdo kapišonas. Baš. Au, pasidūriau. Pasidūriau į medį. Į šitą. Istorijos. Jo storis yra milžiniškas. Ir aš jį pasidūriau ką tik nugarą. Aš tikrai sirgsiu dabar. Nuvogiu. Nuo vėjo pagalvojau, kad čia kažkas prie manęs. Atidėjau, kad čia vėjas. Ui, numečiau 1 centimetrą ietį. Koks ten ietis? Šaka. Pilna tiesiog nukritusių šakų ir aš turiu... Oi, tu savo užlipau ant šakos ir čia skrido į kitą medį, kuris irgi sujudė. Oi. Man kiekvienas parapstelimas yra baisus. O, krosdelis. Čia matau tokį, kur galima sutraiškį. Čia tokį medį. Aš tikriausiai darau savo pirmiausią muą, padėdamas kamerą po šitą šaką. Tiesi daugiau kameros. Aš tikriausiai zyrau tokių muą padariau. Opa. Oi, čia aš užsipainiau ant šakos tuščią. Kas užsipainė ant manęs? Bum! Kaip mane biškį baisu. O, radau šeimą. Ačiū Dievui, nes aš dingstu iš šiandien. Išėjau. Palauk. Oi. Nekavį užkliuvau. Ir nusibrausiu durok. Nesimato. Per kamerą. Kokį reiksluotis arba sustriks. Na, žinai ką, tai tokia data galim užbaigti video. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis aš buvau Dominykas. Like, subscribe, varpelė, pum. Ir palatai, padarau screenshotą. Ir visą gerą.